Šiandien laidoje matysite Nemuno aušros triumfas ir Laisvės partijos fiasko. Praskolinta Lietuva. Tėvynės sąjunga sugebėjo per 4 metus padvigubinti valstybės skolą. Didinot išlaidas, didinot finansinius įsipareigojimus, neturėdami tvarių ilgalaikių pajamų. Nekreipė dėmesio nei valstybės kontrolės pastabas. Jūs ateinančiais metais numatėt, kad skolinsis virš 5 milijardų eurų. Sveiki, šiandien sveikinuosi iš tokios neįprastos vietos. Esu futbolo stadione, šalia ten vyksta mano vaiko futbolo treniruotė. Nebuvo laiko, kada tinkamai prisėsti ir rašyti šitą laidą. Bet manau, kad bent jau kokybė to, ko pasakysiu, nuo to nenukentės. Pasistengsiu vis tiek, kad jums ta laida būtų įdomi. Spauskite like, follow, sekite šitą kanalą, spauskite varpelį tam, kad matytumėte apie kiekvieną naują video pranešimus ir pabandykime pasižiūrėti, kasgi įvyko šią savaitę. O be abejo, šią savaitę svarbiausias įvykis Lietuvoje tai buvo Seimo rinkimų pirmasis turas. Neprisimenu, kad būčiau laukęs kada nors per visą naktį. Sėdėjau iki 3:30 ir žiūrėjau rezultatus. Netgi tuo metu, kai pats dalyvavau ir patekau Vilniaus miesto tarybą, taip ilgai neteko sėdėti. Tai šį kartą iš tikrųjų buvo įdomu stebėti tiek ar išliks valstiečiai su savo 7%, reiškia Ramūno Karbauskio vadovavimą, dabar jau net nekėt partija, o koalicija su Ignu Vėgėlė, nes būtent tai buvo VRK pripažinta, kad jie yra koalicija, tai jiems reikėjo surinkti 7% ir ten, kai pradėjo eiti duomenys iš didžiųjų apylinkių, iš Kauno Vilniaus, ten iš tikrųjų buvo iškilus grėsmė, kad šita partija išvis pateks į Seimą. Kaip matote, pateko, surinko 7,02. Aš asmeniškai netikiu, kad kažkaip įtakos tie balsai, kur vis dar neva laukiami iš užsienio apygardos, kad jie gali kažkaip įtakoti rezultatus. Iš 4000 atėjusių laiškų turėtų nei vieno būti biuletenio, kur balsuotų už Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungą. Aš manau, kad taip nenutiks. Lygiai taip pat tą naktį buvo įdomu stebėti, kad ar pateks į Seimą Laisvės partija. Nuo pat pradžių buvo matyti, kad jie renka tik 1,5–2%, taip nieko nuostabaus, kai iš mažųjų apylinkių pradėjo keliauti balsai, kaimai, niekas ten už Laisvės partiją nebalsuoja, bet vis tiek buvo tikėtasi, kad tuos 60 000 jie susirinks. Kaip matome, nesusirinko. Man iš tikrųjų patinka rezultatai, kaip baigėsi pirmasis turas. Mes matome, kad už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionys demokratus šiemet, palyginant su praėjusiais Seimo rinkimais prieš 4 metus, surinkta maždaug 60–70 000 balsų mažiau negu prieš 4 metus. Reiškia, kažkoks parama jiems mažėja. Tas šiek tiek keista, nes skandalų buvo kaip niekad daug. Buvo ir Bartuševičius, ir Monika Navickienė, ir Vyšniauskas. Ko tik nebuvo, ir Baltkepo skandalas irgi siejamas su Landsbergiais, bet kažkaip niekas visgi taip neišmušė iš vėžių, taip apmažėjo, bet vis dar nemažai žmonių mano, kad Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, tai yra būtent ta partija, kuris jos geriausiai ir atstovaus. Laisvės partija, kaip jau minėjau, yra tiesiog į Seimą nepatenka, jiems galimai gali jie pabandyti laimėti dar tik 3 mandatus, šiek tiek apie tai dar kalbėsiu. Visai prie laimėtų priskirčiau liberalų sąjūdį, kuris sugebėjo, net būnant valdančiojai, pasididinti savo balsų skaičių ir tas kažkaip labai keista, bet matomai žmonės, kurie nenorėjo balsuoti už Tėvynės sąjungą ir Laisvės partiją, jie tiesiog rinkosi vis tiek iš tų, tai ką vadina dešiniojosiom jėgom ir linko tą liberalų sąjūdį. Socdemai, panašiai taip kaip prognozuota, surinko pakankamai padoriai, turi berods 35 žmonės antram ture, kurie galėtų pabandyti dar pakovoti ir jie būtinai pakovos dėl tų Seimo nario mandatų ir taip panašu, kad būtent aplink juos ir lipdysis koalicija. Tačiau absoliučių nugalėtų iš tų rinkimų buvo Remigijus Žemaitaitis. Nors mes su savo kolegom tikrai kalbėjom, kad panašus rezultatas gali ir įvykti,
ir panašiai skaičiavom balsus, tai kad bus jų apie 20 bendrai sudėjus, tai vat pasižiūrėsim, kaip čia baigsis, bet aš manau, kad 18, 19, 20, vat, būtent tiek Seimo narių turės Remigijaus Žemaitaičio šiemet tik sukurta partija, kažkaip jie sugebėjo ir pagauti bangą, ir tas darbštumas, čia galima jį mylėti, nemylėti, galima nekęsti, tačiau tą jo darbštumą tai išskiria visi, įskaitant netgi tokius prodešiniuosius, kaip Andrius Tapinas bandė rašyti postus prieš pat rinkimus, turbūt taip bandydamas mobilizuoti Laisvės partiją, Liberalų sąjūdį, Tėvynės sąjungą, kad biškį pajudėtų, nieks nejudėjo, visi pripratę prieš 4 metus per karantiną sėdėti Facebookuose, rašyti postus, tikėtis, kad žmonės į tai pakips ir nežinau, balsuos būtent pagal tai, kaip žmonės atrodo virtualioje erdvėje. Taip nenutiko, pasirodo visgi iš tikrųjų reikia eiti pas rinkėją, kalbėti su juo, ir va tas darbštumas konvertavosi į to, kad Remigijus Žemaitaitis surinko 14 mandatų, 15 laimėjo pats vienmandatėj ir žiūrėsim, kaip čia viskas dar pas juos pasisuks. Šioje laidoje neminėsiu tų mažyčių, kurie nesugebėjo surinkti 5 procentų, kai kurie, man atrodo, net neturėjo tokio tikslo, jau tikslas buvo surinkti 2 procentus tam, kad pretenduotų į valstybės tą finansuojamą paramą partijoms, ir va, tuos savo 2 procentukus jie ir bando rinkti, ir labai gaila, nes, nežinau, kažkaip, jeigu tik tokia ambicija, tai klausimas, ar iš vis reikia dalyvauti rinkimus. Tačiau tarp didžiausių pralaimėtojų reikia išskirti be abejo Laisvės partiją. Tai būnant valdančioje, turint 3 ministrus, galima buvo iš tikrųjų labiau pasistengti ir kažką nuveikti. Taip neįvyko, kažkas labai džiaugiasi, turbūt tame tarpe ir aš. Man šitos partijos ideologija yra absoliučiai nepriimtina ir turbūt jie turės ir pailsėti. Galbūt tai net turės įtakos ir taip kaip Laisvės partijos frakcija elgsis ir Vilniaus miesto savivaldybėje, kuriuo man tiesiogiai liečia, ir pažiūrėsime, ar tikrai tai, kad reikėdavo bendradarbiauti ir Seime, tuo pačiu bendradarbiaudavo Laisvės partija ir Vilniaus miesto savivaldybė, pažiūrėsim, ar jiems dabar kaip jie reaguos. Armonaitė bando išlikti rami, šneka gražiai, tačiau dabar jau visai kitaip, jinai kalba apie savo buvusius dabar, vis dar, nes jie vis dar kokį mėnesiuką bus toje koalicijoje, kažką priminės, pažiūrėkit, kaip jinai kalba apie savo koalicijos partnerius. Gal mane stebina ta viltis, kad neva tai konservatoriai dar turi kažkokių šansų formuoti valdančiąją daugumą. Tai konservatorių šansai formuoti valdančiąją daugumą žuvo tą naktį, kai Laisvės partija neperėjo 5 procentų kartelės. Ir giliai viduje, manau, visi lyderiai tos partijos tai supranta. Bet kita vertus, matyt, yra ir daugiau priežasčių, kodėl tikriausiai nepavyks suformuoti Tėvynės sąjungai daugumos, ne tik dėl rinkimų rezultatų, nes socdemai laimėjo, bet ir dėl to, kad jie nelabai moka dirbti koalicijoje ir nemoka telkti koalicijų. Ir nesistengia to daryti. Ir pavyzdžiui, šitas biudžetas, kuris vakar buvo pristatytas, yra tik dar viena išraiška viso to. Niekas apie jį nežinojo, niekas apie jį negirdėjo, jisai buvo pristatytas, kaip yra tas juokingas toks pasakymas, linksmas, ar nesutapimas, kad Jėzus Kristus gimė per Kalėdas. Tai ar nesutapimas, kad šitas biudžetas dosnus yra prieš antrą rinkimų turą paskelbtas. Aišku, kad nesutapimas. Antras klausimas, kurį norėčiau šiandien irgi paliesti, tai yra vienas svarbiausių, gal ir svarbiausias Lietuvos Respublikos Seimo priimamas įstatymas, tai yra Lietuvos biudžetas. Vyriausybė, kaip girdėjote, kaip Armonaitė, reiškia, net koalicijos partneriai nežinojo, kad toks dalykas yra ruošiamas, kad jisai bus, o čia dabar skuba bandomas prastumt, vyriausybė jį priėmė ir jisai jau šią savaitę buvo darytas jo pristatymas Seime. Galėčiau jums iškirpt pabandyti kažką iš finansų ministrės kalbos, bet jinai kalba taip greitai, taip beria tos skaičius, kad nežinau, paprastai žmonės, kurie ar šiek tiek lėtesni, ar mažiau domisi politikai, jie paprastai net negirdi, kai jinai kalba. Tai šį kartą noriu jums parodyti INIT TV paruoštą reportažą apie tai, kaip biudžetą komentuoja Ingrida Šimonytė ir koks pats yra INIT TV vertinimas šito biudžeto.
Ilgai slėptas ir paskutinę akimirką ištrauktas dabartinės valdančiosios daugumos parengtas kitų metų biudžetas nustebino net visko mačiusius. Situaciją galbūt net galima apibūdinti ir pačios premjerės vakar specialiame interviu naujienų agentūrai BNS ištarta replika. Velnias slypi visada detalės. Visą kadenciją garsiai rėkia Slava Ukrainai konservatoriai iš tiesų elgėsi atvirkščiai, nedidina, o mažina gynybos finansavimą, nes numato tą mažesnį procentą nuo BVP nei buvo šiemet. Ir nors šalies keliai tragiški, o tiltai griūna, drastiškai net 11% mažina finansavimą keliams. O be to dar labiau didės atskirtis ir skurdas, nes nenumatytas NPD didinimas. Teigiama, kad finansavimas mažinamas, nes norima žūtbūt laikytis Maastrichto kriterijų, nors kitos valstybės įvertinusios karo grėsmę to nesilaiko. Tuo metu opozicija sako, kad toks biudžetas labai primena kiaulę, kurią greičiausiai tyčia sumanyta pakišti naujai valdžiai. Saulius Skvernelis konservatorių finansų ministrės Gintarės Skaistės sugeneruota ir iki paskutinės akimirkos stalčiuose laikytą kitų metų biudžetą pavadino atominę bombą ateinančiai vyriausybei. Giriamasi pensijų padidinimu 70 eurų, nors pagal tai, kas surenkama į sodrą ir išlaikant stabilų jos rezervą 3 milijardų eurų, tą viršpelnį būtų galima atiduoti pensininkams ir kiekvienas pensininkas gautų kas mėnesį po 100 eurų. Žurnalistams Seime šiandien sakė demokratų vardan Lietuvos lyderis. Anot Skvernelio Seimui teikiamas biudžeto projektas yra trumpalaikės politinės naudos siekimas, permetant didžiulę naštą ateities kartoms. Be to, anot jo visų išmokų didinimas jau anksčiau numatytas įstatymais ir nepagrįstas valdančiųjų pastangomis. Skvernelio teigimu, pirmąjį kitų metų pusmetį reikės perdėlioti biudžeto prioritetus. Vyriausybei vakar skubiai pritarus valstybės biudžeto projektui, šiandien jis pateiktas Seimui. Tai kaip girdite, iš tikrųjų kalbos kalbomis, o kaip paskui reikia visgi daryti darbus, tai visai kitaip tie darbai gali pasisukti tiek kiek liečia gynybos biudžetą, tiek kas liečia kelių tvarkymą. Šito vietoje, man atrodo, išeita su šituo biudžeto tam, kad pažadėt žmonėms, kurie kaip ir priklauso nuo tų biudžeto išmokų, kažkokią viltį, su mintim turbūt, kad jie antram ture balsuotų geriau. Tai reiškia, eina kalba vis tiek apie pensininkus, kas realiai ir tai buvo nekompensuojama, indeksuojama, dovanokit, mokytojų atlyginimą ir taip toliau, bando padaryti tokį spaudimą ir kalbėti apie biudžetą dar prieš antrą turą, kad taip paveikti kažkaip savo rinkėjus. Tačiau opozicijos atstovai, pažiūrėkite, kaip pavyzdžiui Algirdas Butkevičius, kaip jo vertinimui, kaip atrodo tas biudžetas ir kur mes einam. Kiekvienas ekonomistas, analitikas pasakytų, kad šita vyriausybė per šią kadenciją planuojant pajamas ir išlaidas paprastą tokį liaudišką žodį prisižadėte. Prisižadėte dėl paprastos priežasties. Didinot išlaidas, priimdami įvairius įstatymus, didinot finansinius įsipareigojimus, neturėdami tvarių ilgalaikių pajamų. Nekreipė dėmesio nei valstybės kontrolės pastabas ir kai kurių kitų finansinių institucijų. Jūs ateinančiais metais numatėt, kad skolinsitės virš 5 milijardų eurų, ko niekada nebuvo skolintasi tokios sumos nuo 2020 metų. Ir kitas aspektas, augant ekonomikai, planuojamai 5,4% infliacija, 2,5%. Tai reiškia, kad jūs Lietuvos ateitį parduodat skolinimus vardan trumpalaikių, reiškia, politinių sprendimų. Ir klausimas būtų paprastas. Ar jūs įskaičiavot skolos aptarnavimo išlaidos, kurios augs kitais metais? Algirdas Butkevičius iš tikrųjų toks pakankamai inteligentiškas žmogus, jis vis tiek renka žodžius, stengiasi kalbėti labai gražiai. Tačiau, man iš visų, aš tikrai peržiūrėjau nemažai medžiagos ir, žinokit, labiausiai man iš visų pasisakymų patiko Seimo nario Ąžuolo pasisakymas. Aš pasistengsiu minimaliai tik jį pakirpti, bet esmė, tai man atrodo tokia iš tikrųjų, jis pasakė esmę. Iš tikrųjų, kaip vadinamas žmogus šeimos galva, kuris valdo šeimos biudžetą, kuris nueina SMS kreditą ir pasiskolina tiek, kiek jam duoda. 100%, ką tik leidžiama. Ir išleidžia tos pinigus. Nes, pasiskolinti, išleisti, daug proto nereikia, pasiskolinti išleidai. Ir visai nesvarbu, kad vaikai po to turės mokėti tas visas skolas, ką šeimos galva pridirba. Šiai dienai mes turim tokią vyriausybę. Vyriausybė skolinasi tiek, kiek leidžia, nes didelio proto pasiskolinti ir išleisti nereikia. Aišku, neužtenka proto panaudoti europinės lėšas, tai papildant biudžetą, bet pasiskolinti išleisti labai lengva. Bet gal skaičiais tai vertinkim.
Liberalų konservatorių vyriausybė, kai atėjo dirbti, Lietuva buvo skolinga apie 20 milijardų. Tai 20 milijardų buvo pasiskolinta per 30 metų laisvos Lietuvos laikotarpį. Per 30 metų. Visos buvusios vyriausybės tiek paskolino. Tai jie sugebėjo per šiuos 4 metus paskolinti dar beveik 20 milijardų. Tai vadinas, skola jų buvimo laikotarpį išaugo beveik 2 gubai. Su šiuo biudžetu, ką dabar atnešė, tenais pasiskolinsim 5 milijardus. Draštėsi skaičiai, bet jie sako, žiūrėkit, mes limitų neviršijom, lubų ten neperlipom, paėmėm tiek, kiek leido. Tiek, kiek leido, tiek paėmėm, tiek ir išleisim. Nu tai ką, dabar antrasis turas. Žmonės turės spręs galvoti, už ką balsuoti. Kas bus tie atsakingi politikai, kurie valdys visų žmonių pinigus, visų žmonių finansus. Nes juk puikiai suprantam, kad ko nepadaro vyriausybė, nesugėjo paimti europinių lėšų, kitų lėšų, tada reikia didinti mokesčius, kelti visokiausius mokėjimus ir dar vis daugiau numauti kelnes žmonėm. Tai va dabar, kad eisit balsuoti antros turus, žmonės prisiminkit, kas tie kandidatai. Jeigu liberal konservatorius, tai žinokit, gausi tie, kurie moka praskolinti ir ištaškyti valstybę. Ir prisiminkit vieną dalyką, kad svarbus yra kiekvienas balsas. Nes genderizmas, Stambulo konvencijos nepraėjo dėl 2, 3, 4 balsų. Tai kiekvienas balsas yra atsakingas. Tad, mėly rinkėjai, mėly žmonės, būkite atsakingi už savo valstybę. Nes ką jūs deleguosit į Seimą, ar deleguosit prasilošus į šeimos galvą, kuris nori praskolinti valstybę ir išleisti, ar deleguosit politikus, kurie atsakingai valdo biudžetą ir stengiasi jį subalansuoti, nedidinti mokesčių, panaudoti europinės lėšas, tai priklausys tik nuo jūsų. Tai negaliu nepritart tam, ką pasakė Valius Ąžuolas, kad iš tikrųjų antras turas, kol kas nereikia klausytis, ką žiniasklaida sako, kaip čia gali atrodyti koalicija, negali atrodyti skirtingai. Dar yra nepaskirstytų 63 Seimo nario mandatai, tai gali pasisukti į vieną arba į kitą pusę, gali net absoliučią daugumą, ne absoliučią, bet daugumą surinkti Tėvynės sąjungą, tada jie bus tie, kurie bandys sulipdyti aplink save kažkokią koaliciją, gali smarkiai laimėti socdemai, tada dar kitai bus. Bet jūs atlikite savo pareigą, įsivertinkite, pagalvokite, galbūt, nežinau, ilgesnę pauzę pasiimkite, nebūtinai tai, kaip sako žiniasklaida, tiesiog įsivertinkite, ko jūs norit, patikėkit, kad jūs galite daryti kažkokią įtaką rinkimams. Aš neagituosiu nei už ką konkrečiai, mano rodyti epizodai niekaip nėra susiję su tuo, už ką aš galbūt pats balsuosiu, bet padarykite tai atsakingai. Aš labai noriu tikėti, kad bus bent panašus procentas į aktyvumo toks, kaip buvo per pirmąjį turą. Tai yra nelabai realu, bet visgi tikėkimės. Tai linkiu jums sudalyvauti, linkiu, kad rezultatai Lietuvai būtų palankus. Dar kartelį raginu spausti like ir subscribe. Iki kitų kartų. Viso gero.